mes galim keistis tik perlipdami per save. Tai vienintelis dalykas, kuris mane čia labai traukia ir padeda man, kad visų akis vienodas, čia visi tokie patys. Visi bijo, visi nori, nežino kaip daryti, bet ateina čia. Tai visa aplinka verslų, kurie čia susirenka, skirtingų verslų, aš iš jų pasiemu labai daug kito požiūrio, kaip aš galiu dirbti, spręsti problemas, tobulėti, augti. Mes gaminam oftalmologinę įrangą akių gydytojų, tai gaminam senai, jau 21 metai ir šiuo metu esam vieni stipriausių Europoje gamintojų ir jeigu taip pažiūrėti parodas, kuriuose dalyvauja tie patys gamintojai visi, tai Vokietijos parodoj pardavėjai, kurie pardavinėja tą įrangą, visi stovi su mūsų įranga. Ne vokiečių, ne lenkų, bet mūsų įranga. Tai man tai yra pripažinimas. Man patinka, kad turiu būti atskaitingas prieš grupę, prieš Mindaugą, prieš save. Tai daug esu mokymų praėjęs ir šitie man ypač patinka dėl to, kad kiekvieną savaitę susitinkam. Kiekvieną savaitę aš turiu pasakyti, ką nuveikiau, ką veiksiu kitą savaitę, ko nenuveikiau, mane labiausiai tai ir motyvuoja, kad aš turiu būti atskaitingas prieš kažką. Taip, man jisai patinka, ypač patinka, kaip čia pavadinti, internetinė versija, websaitas, kur aš turiu supildyti savo dienos varlę, turiu supildyti ketvirčių planus savo, turiu supildyti savaitės planus visus, kas pasisekė, kas nepasisekė. Ir viena iš gerų vietų, tai kas nepasisekė arba kokie iššūkiai, sakykime, tai aš juos galiu užsirašyti, atsinešti ir su kolegom pabandyti tą iššūkį išspręsti, sakykime taip. Požiūris iš kitų kampų. Kadangi aš dirbu, kiekvieną dieną savo darbę dirbu, tai aš matau iš savo kampo, iš savo supratimo, iš savo patirties. Ir kartais kolega, kuris osteopatija užsiima, osteopatas, jis ten laužo žmonės, tai netgi jo įžvalgos kartais duoda daug naudos, daug daugiau naudos negu kad ir kolegų, su kuriais dirbu darbę, tai jie mato taip pat kaip ir aš kiekvieną dieną. Tai visa aplinka verslų, kurie čia susirenka, skirtingų verslų, aš iš jų pasiemu labai daug kito požiūrio, kaip aš galiu dirbti, spręsti problemas, tobulėti, augti. Pokyčiai yra mano tikslai išsikelti. Tai dabar tikslus keliu, sakykime, atidžiau, nes žinau, kad aš juos turėsiu įvykdyti. Tai anksčiau tai būdavo tikslų daug, tikslų kada įvykdysi, kažkada ateityje, bus tas, šitas, tas. Dabar aš jau turiu su datom ir aš turiu tai įvykdyti, nes, kaip sakiau, esu atskaitingas, tai tiek prieš save, tiek prieš savo kolegas darbę, radau vieną kolegą, kuriam irgi esu atskaitingas. Tai man didžiausia nauda kol kas šiai dienai yra čia. Action Coach parodė, kad taisyklingų kelių einu, teisingai viską darau ir tiesiog palengvina mano tą darbą. Tai, matau tik tai naudą ir naudą. Tai, kadangi tai Action Coach yra ne Lietuvos, o tarptautinis, tai ir mąstymas yra visai kitoks tiek pačio mokymo, tiek žmonių, kurie čia susirenka. Ateiti, visų pirma ateiti. Baisu, taip, pirmą kartą ypač baisu, bet mes galim keistis tik perlipdami per save. Tai vienintelis dalykas, kuris mane čia labai traukia ir padeda man, kad visų akis vienodas, čia visi tokie patys. Visi bijo, visi nori, nežino kaip daryti, bet ateina čia. Tai vienintelis dalykas, ateikit ir naudos tikrai bus, daugiau mažiau.